Bičiuliai, už nugaros jau 7 Dakarai. Dakaras tapo be galo populiarus Lietuvoje, net 70% žmonių domisi šiuo iššūkiu. Todėl, kad iš esmės kiekvienas turi savo iššūkį, sakykime taip, Dakaras yra labiausiai išreklamuotas iššūkis pasaulyje. Nežiūrint to, mums per visą šį laiką pavyko padaryti pakankamai nemažai. Pagrindinis dalykas, kuriuo aš didžiuojuosi, tai kad pavyko priminti ir prisiminti Vytį. Aš prisiminiau, manau, kad ir jūs puikiai prisiminėte šį tauro mūsų simbolį. Šiuo metu mes turime naują iššūkį, mes planuojame startuoti pasaulio ralio maratonų Bajų taurėje. Tai net 8 nauji Dakarai mums. Ir žinote ką, mes iš esmės neturime šiam iššūkiui tinkamo biudžeto. Bet tai buvo ir pirmajam Dakare. Mes pasakėme, kad mes važiuosime, nes jeigu tu planuoji dėlioti savo biudžetą, tu niekada ten neišvažiuosi. Šiuo atveju mes sakome taip pat. Ir jeigu jūs manote, kad jūs galite būti naudingi komandai, tapkite Patreonais. Patreonai gauna tam tikrų naudų ir žinote, pagrindinis dalykas, jie tampa komandos dalimi. Jūs galėsite jaustis ir jūs ir dabar jaučiatės padėdami komandai, jeigu jūs domitės tuo, ką darote. Tai iš esmės aš manyčiau taip, visą tą sumą, kurią mes surinksime iš Patreonų, mes skirsime dar didesniai sklaidai, dar įdomesnėm istorijom, kad jūs matytumėt, ką mes veikiam ir mes visą šį procesą galėtume veikti drauge. Ačiū.